Pakalbėsim apie dar vieną elementą, jo žymėjimas yra, kaip matot, ekrane toksai. Tai kas čia yra? Tai čia yra laiko elės, jos yra naudojamos pramoniai ganėtinai daug ir dažnai, jeigu reikia užvėlinti išjungimą arba atidėti pajungimą kažkokio variklio. Tai pirmu atveju žymėjimas yra on dylai, tai reiškia, jis įjungs tik tais praėjus tam tikram laikui. Šituo atveju bus off dylai, tai po tam tikro laiko jis išjungs kažkokį prietaisą, o čia yra dubliuotas, tai reiškia, turi ir on, ir off dylai. Tai va, jie realiai dabar atrodo taip. Šitie būtent tvirtinasi ant DIN bėgiuko. Šitas yra labai senas, kaip matom, jis yra 18 sekundžių, yra ganėtinai gelmės diskas ir čia yra, kaip rašo, on dylai. Tai reiškia, dar pažiūrėjus šone būna schema nupiešta, tai yra tiesiog vėlės maitinimas ir jisai turi kontaktus normal open, normal close. Tai pirmas kontaktas yra commonas, ketvirtas, trečias tiesiog pašaliniai normal open, normal close. Šita vėlė jau yra naujesnės kartos, kaip matome, žymiai mažesnė už šitą, ir taip žiūrint. Ir plus, kas čia dar yra labai svarbu, tai kad jinai turi daug tokių dalykų kaip programą. Tai jeigu žiūrint taip, tai vat, pavyzdžiui, yra apatinis reguliavimas, būtent tas žalias FN, kur yra, tai yra programos, time, tai čia bus, pavyzdžiui, sekundės, o kaip, yra būtent parodyta nuo 1 sekundės iki 30 valandų šitas gali veikti, o šitas jau reguliuoja laiką. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs pasirenkat 30 sekundžių, tai čia reiškia nuo 0 iki 1 bus tas 30 sekundžių. Tai jeigu paliksit ties video, tai gausim mes, kad tai bus 15 sekundžių. Jeigu pasirinksit 30 valandų, tai gausis ties video 15 valandų. Ir čia šone būna dažnai nupieštos kokios programos ką daro. Tai pirmas, pavyzdžiui, tiesiog įjungi maitinimą, jisai skaičiuoja laiką, antras įjungi maitinimą būna off dylai, pirmas on dylai. Ir daug visokiausiai. Šiaip tai jo instrukcijos ir būna aprašytas, aišku, dažniausiai anglų kalba. Tai va, o ką dar norėjau pabrėžti, jos yra naudojamos pramoniai. Paimkim kaip pavyzdį, jums reikia pajungti trifazį variklį, galingą trifazį variklį, kokį 20 kW, ne? Jeigu jūs iš karto jungsit trikampio, tai jums turbūt tas variklis elektros išlips iš savo rėmų arba tiesiog sulaužus kažkokius mechanizmus, tai reiškia, jūs turit pirmą pajungti žvaigždę, kad jis pasileistų švelniai ir praėjus kokiam, pavyzdžiui, 20 sekundžių perjungtų į trikampį, jis tada įgautų pilną pajėgumą. Tai va čia toks kaip vienas iš variantų taikymo būdų. Kitas taikymo būdų yra, pavyzdžiui, iš savo patirties pasakysiu, medienos pramoniai, pjūvenų siurbliai, kurie turi cikloną. Tai reiškia, ciklonas yra tai, kad didelių srautų patraukia labai didžiulis ventiliatorius pjūvenas. Jisai tiesiog yra filtrai, orą grąžina atgal į cechą, kad neištrauktų lauk žiemą šiltą orą, o mažiukas varikliukas tiesiog ištraukia į lauk. Tai reiškia, būdavo taip, kad negali paleisti variklius abu vienu metu, nes vienas būdavo 11 kW, kitas būdavo, man atrodo, 4 kW. Tai gaunas, jūs pirmą turit paleisti mažiuką ir tik tada didelį, nes priešingą atveju, jeigu vienu metu pasileis, gali didysis užkišti mažiuką variklį, siurblį. Tai gaunas, pirmą pajungia, pavyzdžiui, laikmatis pajungia mažiuką siurbliuką pjūvenų, praėjus minutį pajungia, pavyzdžiui, didelį pjūvenų siurblį variklį, o paspaudus off mygtuką turi taip padaryti, kad pirmas išsijungia didysis ir tada išsijungia mažasis. Tai va, tokiuose dalykuose yra taikomi laikmačiai.
Po to esu dar matęs taimerių tokių, kur, pavyzdžiui, jungiasi prie signalo. Nu, čia irgi galėtume jungti teoriškai signalą nuo kokio šviesos diodo, nu, kaip pavyzdį sakau, kur dieną jeigu ateina, jisai tada aktyvuoja signalą ir tada paleidžia kažkokią programą. Tai būna, pavyzdžiui, automatiniai šviesos uždegėjai, kai ateina naktis, įjungia šviesą, nu, skaitykim kažkur prie duo, ne? Ateina rytas, išjungia, bet yra viena problema, jeigu nėra taimerio, būtent taimerio, tada gaunasi taip, kad laiptinės šviesa važiuojant mašinai išjungs šviesą dėl to, kad mašina važiuoja, šviesos diodas pamato šviesą ir jisai išjungs. Tai tokiu atveju yra statomi taimeriai, tai kad važiuoja mašina, aktyvuoja signalą šviesos diodą, šviesos diodas paduoda signalą čia ir čia eina laikas. Ir pavyzdžiui, jeigu per 2 minutės tas šviesos srautas vis tiek apšviečia šviesos diodą, tai reiškia, kad jau išaušo rytas, nes tai yra pastovus šviesos šaltinis. Bet jeigu mašina važiuoja, tai jinai per 2 minutės tikrai pavažiuos tą sensorių ir tiesiog jisai nepaistas laikas ir lempos neišjungs. Tai va, daugiau, kur naudojama, tai čia galit pasidomėti, bet šiaip taimeriai yra naudojami plačiai. Tai čia jau mandas yra, bet jų dar yra pirkti naujos kartos su keliais tais reguliavimais. Esmė, kad parodžiau, kad čia yra labai senas agregatas, čia yra naujas. Ir tas naujas irgi turi A1, A2 maitinimo šaltinius ir kontaktus 1, 2, 3. Tai bus 2 kolonas, 1, 3, kiti papildomi kontaktai, normal open, normal close. Tai taip, ir jie brėžiniuose bus dažniausiai KT žymimi.